Labas rytas tautiečiai, šilto oro mėgėjai. Aš antrą rytą toj pačioj terasoj. Norėjau dar vieną tokį momentą atsižvelgti, kad kaip galima įsigyti saulėtame šiltame Kipre būstą ir visai neturint daug pajamų. Ir kaip pasirinkti gerą konsultantą, kad išrinktų, padėtų jums tai realizuoti ir įgyvendinti savo svajones. Čia vienas toks pavyzdys, kaip mano butas yra saulėtoje pusėje nuo pat ryto. Saulėtoje pusėje nuo pat 8 ryto pas mane į terasas jau šviečia saulutė. Kadangi čia žiemos metu yra gan drėgnoka vakarais, tai saulėtės pusės yra labai didelis privalumas, kad šildo jūsų namus, kurie nėra šildomi. Ir tuo labiau, jeigu jūs negyvenate, tai jos reikia kažkaip tai palikti kažkokį šildymą, kurio nėra, bet galima jos įsirengti. Čia apie tai kalbėsime vėliau, kaip jos galima apšildyti, kad jos nepelytų ir nedrėktų. Ir toks vienas pavyzdys, parodysiu, kad kitoj pusėje mūsų projektų yra nesaulėta pusė. Ten žmonės sėdi, nuo pat ryto jie neturi saulės ir jie nuo pat ryto iki pat vakaro, galim sakyti, neturi saulės. Tai jų butai yra gan drėgni ir niekada nešildomi natūraliom sąlygom, kaip saulutė šviečia čia visą dieną. Tai jos reikia dar problematiškesni jie pasidaro, negu šitoj pusėje, kur yra saulėta. Parodysiu, čia mes seniukas, čia saulutė, jūra čia pat, eisim pasivaikščiusi paskiau prie jūros. Tai va, dar kartosiu, kad nereikia didelių jums turėti pajamų, viskas čia yra išsimokėtinai duodama, be bankų, statytojas kredituoja jūs iki 6 metų, iki 7 dabar jau. Yra ir tokių objektų, pradinis įnašas 30% ir viską moka dalimis iki raktų, statomas objektas apie 3 metus. Gauna traktus ir likusius 3 metus jau jūsų kreditas mokamas iš pasyvių pajamų, tai yra iš nuomos. Bet jeigu jums įdomu, padėsiu jums įsigyti savo svajonių būstą šiltame Kipre. Rašykite, klauskite, jeigu bus kažkokių klausimų, nedvejokite, atsakysiu į viską. Iki.